Tamsi žaizdota ranka ilgais nagais suima durų kraštą. Haris pažvelgia aukštyn. Tarp duryje esanti beveidė būtybė juodu gobtuvu apžvelgia kajutę. Hermionos katė pasišiaušia, o Ronio žiurkė pasislėpia šeimininko skverne. Tamsi būtybė pasisuka į Harį ir tarsi ima siurbti iš jo energiją. Garsinis vaizdavimas yra audiovizualinio vertimo viena iš rūšių. Tam tikri papildomi komentarai, kurie padeda neregiams ir silpnaregiams suprasti, kas tuo metu vyksta ekrane. Priekyje išnyra slibinas ir numuša jį nuo šluotos. Haris čiuožia stogo šlaitų žemyn. Jam pavyksta užsikabinti už nedidelio stoglangio nišos. Atrasti tinkamą žodį tikrai yra menas. Būna tam tikrų veiksmų, kuriam apibūdinti reikia galbūt 8 žodžių, nors tas veiksmas įvyksta per pusę sekundės. Tikiuosi, jau neprireiks, kad rastumėte savo vietas. Kiekvienas aktorius turi labai didžiulę svarbą. Žmogus pats būdamas toje rolėje gali padaryti personažą truputėlį aštresniu, gali jį padaryti truputėlį švelnesniu. Kvailas padaras. Jis mane nužudė. Norėjom tik įdrėskė. Tai jeigu jis įgarsintas taip, kad iš balso jau aišku, kuris personažas kalba, tai tokia praktika tiesiog tikrai tik sveikintina ir neregiui manau, kad pakankamai aišku bus, kuris personažas ką kalba. Koks barbariškumas? Tai purtininkų šachmatai. Kaip matau, tu susiruošus? Kaip matau, tu ne. Planai pasikeitė. Tėvai išvyko į Rumuniją aplankyti brolio Čarlio. Jis ten drakonus studijuoja. Ką garso režisierius daro šitoj vietoj? Tai garso režisierius visą laiką labai atidžiai seka kiekvieną filmo frazę ir kokio lygio profesionalas besidėtų už lango prie mikrofono, tai garso režisierius pareiga yra pasakyti, kad sorry, čia sustojam, čia turėtų būti lėčiau, čia turėtų būti greičiau, čia gal pabandykim padaryti linksmiau, čia galbūt liūdniau. Lėčiau galiu. Dar kartelį. Gerai, padėsi Hariui. Jis ketino eiti į biblioteką, paieškoti Nikolo ugninio. Regintiesiems aš labai linkiu išbandyti šitą patirtį. Ta patirtis galbūt, bent akimirkai leis susimastyti, kad ne visi vienodai matom pasaulį ir kita vertus pasidžiaugti, kad yra būdų, kaip tą pasaulį parodyti tiem, kurie patys jo negali pamatyti. Įsikibęs į pusiau žirgo, pusiau paukščio kaklą, Haris vandenyje pastebi savo atvaizdą ir šypteli. Vėjas plaiksto berniko plaukus ir juodai raudoną apsiaustą.